Dėrėtų pastebėti, kad dažnai gyventojai neteisingai mąsto, kad jeigu aš gyvenu mūrinėme pastate, kad ir daugiaaukštis mūrinis ar gelžbetonio konstrukcija, tai pastatas pakankamai saugus ir gaisro atžvilgiu. Tai prasme, jeigu mano šeima ir aš elgiamės teisingai, saugiai, būti mano elektros prietaisai tvarkingi, tai jau man jokie pavojai ir negresia. Anaip tol, pavyzdžiai ir statistika byloja, kad vis dėlto ir pakankamai saugiai gyvenančios šeimos pakliūna kartais į tokias beviltiškas situacijas, kada daugiabučio gyvenamo pastato laiptinės skendi dūmuose, kilęs gaisras kaiminystėje ar rūsiuose kažkur rūsio patalpose sukelia labai didelį pavojų ir kartais net būna pačios skaudžiausios pasekmės, žūsta žmonės. Taigi, kas kelia pavojų gyvenant daugiabučiame pastate, kas kelia pavojų gyvenant viename iš butų daugiabučio. Visų pirma, tai dėrėtų turbūt įvertinti tą situaciją, kasgi mūsų supa. Elektros įranga, elektriniai prietaisai, dujiniai prietaisai, dujinė viryklė. Toliau pats mūsų elgesys, ant kiek mes saugiai elgiamės buityje, ar nerūkome, jeigu rūkome, ar iš tikrųjų sakysim, teisingai pasirinkame rūkimo vietą, kad nekeltų mūsų neužgesintos nuorūkos ar kažkokie kiti papildomi ugnies šaltiniai pavojaus. Na, peržvelgiant dabar paminėtus pavojus buityje, nuo kurių gali kilti gaisras gyvenamuose pastatuose, kalbant apie dujinius prietaisus, visų pirma, tai yra mūsų dujinės viryklės. Bene kiekviename bute jas galima aptikti. Ir pagrindinis pavojus greičiausiai tai būtų tai, kad žmonės dažnai pamiršta įjungtą dujinę viryklę, ruošdami maistą, eina pogulio galbūt, ar apskritai palieka patalpose, palieka gyvenamasias patalpas, nesitikinę, kad viskas išjungta dujinės viryklės čiaupai, kad visi išjungti. Tuo tarpu maistas prisvylęs, jisai labai greitai pereina į patį smilkimą, uždūminamas patalpos, dar po kiek laiko viskas pavirsta gaisru. Kitasgi dalykas, eksploatuojant pačias dujinės viryklės, reikėtų atkreipti dėmesį, ar nėra šalia degių medžiagų. Pavyzdžiui, virtuvės patalpose netoli esančios užuolaidos, pravėrus langą gali, sakysim, vėjo gūsio pagalba lengvai pasiekti dujinės viryklės kraštą, o dujinės viryklės dagčio liepsna atsimušusi nuo mūsų kaitinamo indo ar keptuvės apačios, jinai kažkiek pasklinda į šalį. Na, va tokiu atveju gali, sakysim, ta liepsna pasiekti užuolaidą. Vėlgi per degę užuolaidą labai greitai gaisras gali išplisti. Verta prisiminti tai, kad negalima gesinti vandeniu užsidegusių riebalų ar aliejus. Tai sukelia pliūpsnį ir liepsna akimirksniu šoktelna po visą patalpą, vėl taip uždegdama degias medžiagas esančias patalpoje. Na, visų pirma, greičiausiai vėlgi galbūt degias užuolaidas ir panašiai. Taigi, užsidegus riebalams ar aliejui reikėtų kuo skubiau uždengti indą dangčiu, ar netgi kokiu rankšluosčiu, galbūt jeigu to dangčio nėra pritaikyto, gali būti ir didesnis dangtis, ar apskritai kitas, sakysim, bet koks didesnis daiktas, kuo galima uždengti, kad prislopinti oro pakliuvimą prie riebalų. Nes jeigu mes pilstelsim vandens, kaip minėjau, tai labai didelis pliūpsnis gaunasi. Jokių būdų su keptuve nereikėtų bėgti su degančia keptuvė prie kriauklės, kažkur nešti jos ir vėlgi atsukinėti čiaupą vandens, nes tokiu atveju neišvengti vėl mums pliūpsnio ir gaisro pavojus iš tikrųjų labai rimtas kyla. Sekantis dalykas, tai jeigu įvyko išsiliejimas iš indo kaitinamo ant dujinės viryklės ir kažkiek pateko skysčių ant dujinės viryklės dagčio, vėliau mes uždegame tą dagtą ir galime stebėti tokį dalyką, kad ne visos angos pilnai dega tenai dagčio to. Dalis, sakysim, kažkiek nedega. Tai būtinai reikėtų tokiu atveju užgesinti tą viryklę ir tinkamai išvalyti. Išvalyti sąžiningai, kad dagtis degtų pilnu plotu. Nes priešingų atveju, jeigu jisai nedega, bet dujas gali kažkiek pakliūti į patalpą. Nutekėjusios dujosis, aišku, kuriam laiku susikaupusios ten patalpoje per kurį laiką, jos sudarys sprogią aplinką. Tada užtenka mažiausias kibirkštėlės, kad įvyktų sprogimas. Apskritai, dujos tai yra ne tik tai tokio kaip gaisro židinys, sakysim, kaip degimo produktas, bet jisai labai kelia rimtą sprogimo pavojų. Ir statistika byloja, kad Lietuva vis retkarčiais atsitinka tokie dalykai, kad nuo dujų nuotėkio sprogo. Vienur ar kitur, sakysim, gyvenamose patalpose įvyko sprogimas. Kalbant apie elektrą, visų pirma, reikia
įsitikinti tai, kad mes naudojamės saugiais prietaisais. Iš tikrųjų, ant kiek jie saugus, galbūt irgi žmogus pats įvertinti ir negali, bet ilgainiui, sakysim, reikalinga tam elektros prietaisui priežiūra. Tarkim, imkime patį paprasčiausią, turbūt kiekvienoje šeimoje esantį šaldytuvas. Eksploatuojant šaldytuvą vis tiek kaupiasi dulkės. Jos renkasi ten ant šaldytuvo nugarėlės, esančio kompresoriaus, kitų šylančių detalių. Na ir jeigu mes nenusiupsime tų dulkių, sakysim, jeigu tik tai toks paviršutinis mūsų namų tvarkymasis ir mes niekad neprisiruošim to šaldytuvo atitraukti ir nusiupti dulkes, jisai ilgainiui gali susidaryti pakankamai degi terpė. Senstant buitiniams prietaisams viskas, jie aišku praranda savo termoizoliaciją, tie patys šaldytuvai. Jų kompresorius dirba kur kas ilgiau nei naujo, sakysim, įrenginė. Na, jisai bedirbdamas, sakysim, kaisdamas gali pasiekti tokią temperatūrą, kad užsidegs tos susikaupusios dulkės. Statistika irgi byloja, kad Lietuvoje yra ne vienas kaistas kilęs nuo buitinio šaldytuvo. Kitas dalykas taip pat yra ir labai plačiai paplitę pas mus. Taip patys kompiuteriai. Meistrai, kurie užsiima kompiuterių priežiūroje, tą dalyką irgi visiems siūlo vartotojams išties į metus kartą ar kelis kartus būtinai atidaryti ir išvalyti nuo degių susikaupusių dulkių. Jeigu mes atidarysim kompiuterio dangtą ir pažiūrėsime, kas ten yra, iš tikrųjų pakankamai degios medžiagos pritraukia ventiliatorius ir per ilgainiui, sakysim, gali tas dalykas vėl pavirsti gaisru. Sekantis dalykas paprasčiausiai, buityje naudojamas ir mūsų elektros virdulys. Reikia prietaisus naudoti saugiai. Jeigu yra nurodyta riba, tarkim, vandens užpylimo, nereikėtų jos viršyti, nes viršius tą ribą dažniausiai įjungus elektrinį virdulį vanduo kažkiek perteklius vandens išbėga. Jis išbėga ant tos kaitinimo plokštelės apačios, ant kontakto ir sukelia, sakysim, tokį kibirkščiavimą, galbūt kaisdami kibirkščiavimo metu laidai, suminkštėja laidų izoliacija, gali įvykti tas pats trumpas jungimas. Blogiausia tai, kad tas dalykas gali atsitikti mums kartais ir nebūnant namuose. Mes panaudojam virdulį, tarkime, užsikaitę kavos, išeiname į darbą ir paliekam tą patį virdulį, pastatome mes vėl atgal į stovėjimo vietą, neišjungę iš rozetės kištuko lizdo, pastatome tą virdulį, o jis to kartu tenai sudrėkęs yra, dar pakako to, kad mes jį pastatėme viršaus ir prasideda vėlgi tas kibirkščiavimas. Namuose jau nieko nebėra ir viskas. Ir viena iš priežasčių galimai kilti gaisrai. Apie tai tos dalykus kartais, kai pradedame galvoti, šties viskas pavojinga. Bet jeigu mes negalvosime kelių žingsnių į priekį, tai iš tikrųjų negalėsime apsisaugoti nuo tų pačių gaisrų. Dar viena iš priežasčių nepaminėjau, tas naudojimas elektros apšvietimo lempučių. Reikia griežtai naudoti pagal gamintojo nurodytą instrukciją. Jeigu mes į cokolius įsukime galingesnės lemputės, dažniausiai jos kaista, kaitina artimai esančias konstrukcijas. Ilgainiui, sakysim, tas cokolis, į kurį įsukam lemputę, irgi jisai paruduoja, praranda savo atsparumą, gali net išbyrėti. Tai vėlgi jau nebetvarkinga elektros įranga. Gali sukelti ir trumpą jungimą, ta pačiu, ir jeigu tai yra pakabinamas lubas, galbūt kažkas ar degi konstrukcija kažkur netolies yra, vėl gali prasidėti, atsirasti toksai gaisro židinys. Paprasčiausias dalykas, prailgintuvas, tarkim, buitinis prailgintuvas, kurį mes naudojam. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kągi gamintojas rašo apie jį. Dažniausiai jie yra pažymėti, jų yra pažymėta galia. Tarkim, šitas elektros prailgintuvas leidžia į jį pajungti iki 3500 vatų elektros renginių galingumas, kurių būtų bent sumoje 3500 vatų. Kasgi, sakysim, tas 3500 vatų? Jeigu mes paimsime tą patį elektros virdulį, jo galingumas 2200 vatų kažkur, gali būti 2000, sakysim, bet apytikliai įmam jau galingesnį, 2200 vatų. Dar kažkoksai buitinis prietaisas, tarkim, kaip ir virtuvinis kombainas, jisai gali, vėlgi, jo, sakysim, galia būti iki 1200 vatų. Na štai, mes ir išnaudojam jo visą, sakysim, galę kokią. Jeigu mes per tokį prailgintuvą pabandysime pajungti skalbimo mašiną, kurios galingumas ten, sakysim, yra apie 4000 vatų galbūt, ar elektrinio orgaitė, arba dar daugiau vartotojų, kai viršėjamės tą leistiną galingumą, prasideda pačio laido kaitimas. Prasideda laido kaitimas, ilgainiui jisai, aišku, vis tiek pasireikš trumpuoju jungimu. Kažkur abu
abi gyslos laido susijungs, įvyks trumpas jungimas. Tokiu atveju, jeigu dar būtų netvarkingos elektros apsaugos, kaip minėjau, skaitiklį, šitą saugiklį elektros, tai gaisro vėlgi mums neišvengia. Taip pat, kaip ir visose gyvenamuose namuose, sakysim, normos daugiabučiuose reglamentuoja, kad gali būti privaloma tvarka tik tai autonominiai dūmų jutikliai. Gaisrinės signalizacijos, sakysim, gaisrinės signalizacijos sistemos, jos jau daugiau, sakysim, pačių gyventojų valia. O privaloma tvarka gyvenamuose pastatuose, tai įvairių socialinių grupių, tik tai tos gaisrinės sistemos įdiegiamos, statant naujus pastatus, turiu omeny. Nes eksploatuojant pastatus, vėlgi mes apeliuojame pačių gyventojų sąmonę, kai sako, kad jie patys jaustų pareigą savį susimontuotus autonominius jutiklius. Aišku, gaisrinė signalizacija kur kas geresnė apsauga nei autonominiai jutikliai, kadangi autonominių jutiklių paskirtis tai pažadinti žmogų greičiau iš miego kilus gaisrų, kadangi jisai, tarkime, mes vienoje patalpoje randamės, ne? Ir žmogus eina, vakare, tarkim, mes miegame. Sekundė, stop, gerai? Įsibaršiau. Gal dar iš pradžių, to prasme, skiriasi šitie du dalykai. Vienas nuo kito. Gerai. Na, apie priešgaisrinės sistemas. Priešgaisrinės sistemos rekomenduojamos gyvenamuose pastatuose, tai yra autonominiai dūmų jutikliai. Tiksliau, tai yra ne sistema, jis yra autonominis, jisai skirtas tik tai patalpai, kurioje yra sumontuotas, o priešgaisrinės sistemas skirtas jau apjungus visas patalpas saugoti. Tai vat, autonominis jutiklis, jisai toksai lokaliai tai patalpai. Šiaip jie rekomenduojami visose gyvenamuose pastatuose, vasarnamuose, kemperiuose, ten, kur žmonės dažniausiai nakvoja. Montuojami autonominiai dūmų jutikliai tose patalpose, kur žmogus miega ir evakuacijos keliuose. Taip pat galima jį montuoti ir virtuvėje, tačiau reikia jį montuoti toliau nuo dujinės viryklės ar elektrinės viryklės, kadangi ten nuo viryklės kylantis garai ir patys, sakysim, riebalai greitai gali išvesti tą autonominį dūmų detektorių iš rikiuotės. Autonominiai dūmų detektoriai yra kelių tipų. Irgi vieni yra su keičiamais elementais, kiti yra su integruotais maitinimo elementais, kuriems gamintojas suteikia šiai dienai garantiją iki 10 metų. Kaip minėjau, jeigu netinkamai bus sumontuotas autonominis dūmų detektorius ir jisai bus artimai šildymo įrenginių, jisai greit gali pavirsti štai tokį jutiklį. Jisai apsineša riebalais ir išeina iš rikiuotės. Jo mes nebeatstatysime. Šitas, kaip žinia, buvo sumontuotas būtent kaimo trobelėje vienoje, bet virtuvės patalpoje, kur būdavo daug garų ir būdavo ruošiamas maistas. Čiagi senesnės kartos autonominiai dūmų jutikliai, kaip sakiau, šiek tiek, jie irgi labai populiarūs vien dėl savo kainos, kadangi juos galima įsigyti nuo 20 litų. Nuo 20 litų, na ir jisai tiek, kad jisai yra maitinamas pajungiant maitinimo elementą, šiuo metu jis atjungta šiandien kroną, ne? Maitinimo elementą mes pajungiame ir jisai tarnauja mums gal metus, gal, sakysim, priklausomai nuo intensyvumo, kiek jam prisieina ten suveikti. Pasitikinti galima paspaudus knopkutę čia. Tai va čia šitas, bet jau šiai dienai, kaip paspaudus, autonominis dūmų jutiklis skleidžia garsą. Pademonstruosime jūs dabar ant naujesnės kartos. Taigi, o va čia yra jau naujausias kartos autonominis dūmų jutiklis. Aišku, jisai šiek tiek brangesnis. Jo kaina dabar šiai dienai, sakysim, priekybos taškuose, ten, kuriais prekiaujama, svyruoja nuo 50, galbūt nuo 60 litų apie. Tačiau 10 metų jo nereikia mums keisti jam maitinimo elementų ir jisai pajungus, jisai, na, kaip matote, vien tai, kad jo ir išvaizda kur kas dailesnė ir jisai pats mažesnis ir jisai labiau yra apsaugotas nuo uždulkėjimo, kaip matote, yra tokios grotelės, jisai labiau yra apsaugotas nuo išorės poveikio, kaip minėjau. Tie patys ir gali būti ir garai, ir kažkas tokio, jisai labiau yra apsaugotas. Ir tas jutiklis anot gamintojų turėtų tarnauti iki 10 metų. Tai įvertinus tai, kad nereikėtų kasmet keisti tą maitinimo šaltinį, labai pravartus dalykas. Kasgi būna su autonominiu dūmų jutikliu ir trumpai, kaipgi jisai veikia ir kam jisai reikalingas. Dūmai, kaip žinome, patalpą užpildo nuo lubų ir į apačią žemyn.
Tradicinis patalpų aukštis yra gyvenamųjų apie 2,5 metro. Na, ten keli centimetrai gali būti daugiau ar mažiau. Ir, sakysim, prasidėjus degimui kažkur ir atsiradus patalpoje dūmams, šie dūmai patalpą užpildo per 4-5 minutės. Dažniausiai žmogus miega 50 cm galbūt aukštąją lovą. Na, gal kas aukščiau, kiti mėgėjai yra apskritai ant čiužinio pamiegoti tenai. Tai kiek trunka tas patalpos uždūminimas? Patalpa uždūminama irgi su didėjančia tokia progresija, kadangi gaisras pradžioje jisai yra židinys mažytis ir tų dūmų ne per daugiausiai. Jie dūmai pradeda kilti į viršų ir kaupiasi prie lubų. Ir tai patalpai, sakysim, vykstant intensyvėjant degimui, dūmai vis sparčiau ir pasiekia tą vietą, kur mes miegame. Mes miegame lovą. Įsivaizduokime, kad tai yra nakties metas. Tamsu, mes miegam, sapnuojam savo galbūt malonius sapnus. Aišku, kada mažėja degonės tenai, viskas kaupiasi dūmai, mes miegodami irgi prakaituoja, mūsų kvėpavimas intensyvėja, kažkokie košmarai viskas, bet mes dar to ir galų gale mūsų šnervės pradeda kutenti dūmai ten viskas. Žmogus patamsiai šoksta iš lovos ir įsivaizduokite, jeigu jis buvo kažkur ten 0,5 metro aukštai miegodamas, jisai visų ūgių atsistoja į tą metrą ten 70–80 m ir jis pakliūna visų metrų įneria į tą debesį dūmų. Nakties metu išmiega, jisai nesivaizduoja, kas dedasi aplinkui. Na, prasideda tokie desperatiški veiksmai. Aišku, tai visų pirma, tai galbūt net pasąmoniai, kad tai sapnas, blogas sapnas, toj praeis galbūt ir viskas bus gerai. Ne, jeigu tai nesapnas, tai iš tikrųjų labai blogai. Žmogus po kelių tokių gilių įkvėpimų dūmų, jisai gali prarasti sąmonę ir kristi ant grindų. Aišku, jeigu tuo kartu niekas jam nepagelbės, jisai gali žūti toje patalpoje. Tai vat, to autonominio dūmų jutiklio ir paskirtis, kad jisai nuolat budėtų šalia mūsų ten, kur mes miegame, ten, kur mūsų evakuacijos keliai yra išeiti, per kur mes turėtume evakuotis. Ir jisai pritvirtintas prie lubų, jisai nuolat uosto tą orą, kuriame mes miegame. Ir tik atsiradus pirmam sprindžiui dūmų prie lubų, tarkim, ten 50 cm, degimas dar visiškai silpnas ten. Jisai jau mums tuo pačiu garsiniu signalu tokio. Tuo garsiniu signalu mus pažadina iš miego. Manau, kad pakankamas garsas prabūsti. Iš tikrųjų, mes bandėme su kolegomis, iš kokio atstumo galima girdėti. Tai viename kabinete, tą pajungus garsinį signalą, per 2 kabinetus girdima. Aš įsivaizduoju, jeigu toksai dalykas būtų sumontuotas gyvenamose patalpose, tai ne tik toje patalpoje miegantys žmogus išgirstų ko gero ir kaimynai, jeigu daug aukštas, ir po gyvenantis, ir virš, ir šalia. Kitas dalykas, tokį autonominį dūmų jutiklį sumontavus laiptinių aikštelių, prie laiptinių aikštelių lubų, vėlgi tas garsas tikrai per duris būtų išgirstas ne vieno kaimyno. Kitas daiktas, tokį autonominį jutiklį mes montuojame patalpoje, tarkim, toj, kur miegama. Koridoriui reikėtų irgi sumontuoti būtinai, nes mūsų evakuacijos kelias, mums reikalingas jisai neuždūmintas tam, kad atsiradus, sakysim, gaisro pavojui laiku išbėgti. Tai net keliem tokiem sukaukus autonominiam jutikliam tikrai pakaktų mums laiko saugiai atsikelt, netgi patiems ir užsigesinti tą patį kilusį gaisrą. Aišku, jeigu tai židinys toksai nebus per daug didelis. Ir jeigu turėsime namuose gesintuvą. Ta pati galbūt ir su vandeniu galima atlikti, tai tiek, kad elektros įranga, jau mes nebepagesinsime su vandeniu. Net jungus savo gesintuvai, yra gesintuvų tipai, kurios galima naudoti ant elektros įrangos net jungus. Tai vat, autonominio dūmų jutiklio paskirtis tokia, pažadinti mus, budėti šalia mūsų visą laiką ir užtikrinti mūsų gyvybę ir saugumą. Viena iš tokių, tai, kaip minėjau, priešgaisrinės signalizacijos. Kaip ir sakiau, jos nėra privalomas gyvenamuose pastatuose ir individualiuose gyvenamuose pastatuose, jos nėra privalomas. Tačiau labai patartina jas turėti. Kokiagi kaina tų signalizacijų? Kalbant su specialistais, teiravomės, kiek kainuoja ta signalizacija? Aišku, jinai kainuos brangiau nei tas autonominis dūmų jutiklis, kadangi tai yra visa sistema, yra valdymo pultas, yra patys davikliai. Tai specialistai atsako į tą klausimą taip, kad nuo 1000 litų, tarkim, kainuotų tik apsauginė signalizacija, bet jeigu mes panorėtume dar saugotis ir nuo gaisro, tokia signalizacija kainuotų apie 1200 litų. Na tai čia sakysime taip, toliau, ko žmogus pageidaus. Ta signalizacija, jos principas yra toksai, kad jinai saugo vieningai visas patalpas, sujungta į bendrą pultą.
Ir dabar iš šių dienų galimybės leidžia, tarkim, mums atostogaujant kažkur tenai ar išvykus iš namų, gauti pranešimą į telefoną, kad pas mus namuose suveikia signalizacija. Tiek priešgaisrinė, tiek apsauginė. Aišku, mes, jeigu, sakysim, tai tokį pranešimą gaunam, perskambinsim į gelbėjimo tarnybas ir jos būtinai atvyks nurodytų adresu ir tenai įsitikinti, kasgi atsitiko. Ar kaimynui tam pačiam paskambinus, perskambinam kaimynui, kad štai gavau pranešimą, pas mane ten suveikė signalizacija. Ar nebūtų sunku pažiūrėti? Gal kažkas ten įsilaužė ir kažkas. Tam reikia kaiminiškai gyventi gražiai. Kitasgi dalykas, signalizacijos turi tokią galimybę, kad tas visas priešgaisrinės sistemas galima kreiptis į apsaugos tarnybas. Ir, sakysim, jos apsiima saugoti būtą, jeigu yra įrengta gaisrinė ir apsauginė, tarkim, signalizacija priešgaisrinė. Jos gauna tiesiogiai signalą apie sakysim, suveikus šiai sistemai gyvenamuose pastatuose. Tokiu atveju mums visiškai net gali būti ir nežinoma, kadangi pas mus kažkas ir atsitiko. Apsaugos tarnybos jos sureaguoja į tą signalą, tuo pačiu signalas perduodamas priešgaisriniam tarnybom. Kada žmogus gali gyventi saugiai, kada kažkas šalia mūsų visą laiką būdi, saugo mūsų ramybę, ne? Tai o kas samdyti žmonės, kad saugotų kažkokias ar apsaugą, pakankamai brangu. Šiuo atveju visas techninis progresas tą dalyką leidžia atlikti nebrangiai, įsigijant autonominius jutiklius, priešgaisrinės signalizacijos sistemas. Sakysim, ta apsauga visiškai prieinama, manau. Visi statiniai yra priimami griežtai pagal projektinę dokumentaciją. Kas buvo numatyta? Tenai skaičiuoja projektuotojai iš tikrųjų, ar yra tikslinga žaibosauga įrengti ar ne. Yra techniniai dokumentai, kurie reglamentuoja tą dalyką. Tai va, kitasgi dalykas, dabar gyvenamieji namai netgi nedalyvauja komisija priėmimo. Jūs tą dalyką atliekate patys sąžiningai deklaruodami, kad jūs pastatėte gyvenamą pastatą taip, kaip buvo jisai suprojektuotas. Ir taip įteisinate registrų centre. Tai va, reikia griežtai laikytis projektavimo dokumentų. Ten projektuotojai iš tikrųjų įvertina tą situaciją pagal žaibų, sakysim, kiekį toje teritorijoje ir taip toliau, pagal objekto pavojingumą, ar jinai yra būtina ar ne. Na, jeigu jau kuriais metais tas žaibas mus ir aplenkė, sakysim, mūsų rajono ten statinius, tai mes tai skaitom, kad išskirtiniai metai. Šiaip po sykį, po 2 kartus važiuoja ugniagesiai gelbėtojai gesinti pastatų, kurių gaisro priežastis yra žaibo iškrova. Tenka pastebėti iš tikrųjų, kad yra tokios teritorijos, kuriuose žaibų iškrova yra dažnesnė. Ir vat, kalbant apie tai, kad ugniagesiai gelbėtojai vyko gesinti statinių atskirose teritorijose, taip, bene tose pačiose vietovėse kažkur tie žaibai paliečia. Kalbant apie mokyklas, apie visuomeninės paskirties objektus apskritai, ne tik apie mokyklas, yra statinių grupė, kuriem yra privalomi evakuacijos planai. Kasgi tai yra per daiktas, tas evakuacijos planas? Kartais jisai kaba iš ties ir padarytas, pakabintas, bet galim stebėti tokį dalyką, kad žmonės net neatkreipia dėmesio, nepasižiūri jį. Kilus gaisrui, aš abejoju, kad, sakysim, plačiai žmonių grupiai, tai kur yra parduotuviai ar mokyklai, tie patys mokinukai, kad jie turės laiko žiūrėti tą evakuacijos planą. Tai jisai taikos metui parengtas, kad mes galėtume, sakysim, žinoti per kur ir kaip evakuotis. Kaip mokintis skaityti tą evakuacijos planą? Jisai yra parengtas tokiu būdu, tai, kad matosi bendras pastatų išplanavimas. Toliau evakuacijos plane galime matyti gesintuvų buvimo vietą, telefonų buvimo vietą, elektros atjungimo vietas, sakysim, elektros skydelius, laiptinės visas ir gaisrinių sistemų, sakysim, būtiniausių ten pajungimo įrangos buvimo vietą. Tai gaisriniai signalizatoriai, po to dūmų šalinimo mygtukai ir taip toliau. Kaip dabar mums reikėtų skaityti tą evakuacijų planą? Jisai visų pirma turėtų būti taip parengtas, kad mes jį galėtume išžiūrėti iš 1 metro bent jau atstumo, kad galėtume kabinamas jisai prie kiekvieno įėjimo arba išėjimo. Galima sakyti taip, įėję patalpas, mes jį kažkur apsidairę turėtume netoliese pamatyti evakuacijos tą planą. Visuomeninių patalpų? Taip, jisai kabinamas tose patalpose, evakuacijos planas yra būtinas tom patalpom, kuriuose būna 100 ir daugiau žmonių. Mokyklams, prekybos įstaigoms, ligoninėms, poliklinikoms, na ir panašiai. Na, kalbėsim toliau apie mokyklas galbūt, kadangi tai yra tos įstaigos, kur yra mūsų pati jautriausia visuomenės dalis, mūsų mažieji,
aktyvus ir jie, kai sako, juos sunkiausia suvaldyti ir kaip jie turėtų mokytis šito dalyko. Kiekviename evakuacijos plane turi būti nurodyta jūsų buvimo vieta. Tai žalias žmogeliukas. Kaip rodėme tenai pačiam schematiniam plane, mes žiūrėsime tokį pabraižytą žalią žmogeliuką kvadratinėme fone. Tai to žmogeliuko pavaizdama vieta atitinka jūsų stovėjimo vietos, tos vietos, iš kurios mes skaitome evakuacijos planą. Tada jau mes jau galime suvokti, kur mes randamės tam plane pavaizduotame ir galime stebėti, pažiūrėję į vieną pusę į kitą, ar matome tuos dalykus, sakysim, tą patį išėjimus, galbūt kabantį gesintuvą pavaizduotą, atsiprašau, telefono buvimo vietas, iš kur galima iškviesti pagalbą evakuacijos plane ir mes jau geriau suvokiame, kur mes esame, kur mes galime, kur link trauktis. Toliau, pačiame evakuacijos plane yra pavaizduotami rodiklėmis mūsų evakuacijos kryptis. Tai pagrindinė mūsų evakuacijos kryptis iš tos vietos, kur mes esame, turi būti pavaizduota stora žalia rodiklė. Atsarginis evakuacinis išėjimas bus nurodytos punktyrinė žalia rodiklė. Tai reiškia, kad visų pirma mes turime pasirinkti, jeigu yra galimybė, jeigu ten nieko neatsitiko, toj pusėje, kur veda mūsų stora žalia rodiklė, turime rinktis į tą pusę mūsų, sakysim, išėjimą. Tai būtų mūsų kelias link arčiausio išėjimo iš tų patalpų. Bet gali atsitikti taip, kad kaip tik tame kelyje kažkas ir atsitiko, kažkur kyla gaisras, mes matome ir negalim ten atsitraukti, tada privalėtume pasinaudoti kitų evakuacijos kelių, kur nurodo mūsų punktyrinė linija. Ir apskritai stovint, tarkim, kažkur parduotuviai, sakysim, koridoriai ar mokyklos holai tenai ir panašiai, iš kiekvieno evakuacijos taško, jeigu mes išeisim, mes turim matyti bent vieną evakuacijos kryptį nurodantį ženklą. Tai yra tokie ženklai pakabinti kiek aukščiau virš durų ar sakysim, nuleisti nuo galbūt, jeigu tai yra aukštai lubas, dažniausiai taip ir būna prekybos centruose. Tie ženklai yra kiek nuleisti ant pakabinamų įrenginių kažkokių ir mes turime matyti tuos ženklus. Tie ženklai mums nurodo artimiausią išėjimą į lauką, tarkim, į saugią vietą. Tai va, tie ženklai dažniausiai būna šviečiantis. Jeigu nešviečiantis, tai jie turėtų būti fotoliuminescenciniai. Ką tai reiškia? Fotoliuminescencija, tai sakysim, jie įmaitina savyje šviesą ir dingus apšvietimui, kurį laiką turėtų ją pašviesti, nurodydami išėjimo, tarkim, ar duris, arba nurodydami išėjimo kryptį. Šitie dalykai iš tikrųjų reikia jais vadovautis ir juos stebėti. Kaipgi reikėtų evakuotis ištikus nelaimiai kažkokiai? Visų pirma, tai reikia vengti susigrūdimų, vengti bėgimo. Spartus žingsnis tai yra pats tas turbūt tinkamiausias mūsų greitis evakuotis iš tos patalpos, kuri iškilo pavojas. Nes bėgant vis tiek vienu greičiu visi negali bėgti, pasitaiko senesnių žmonių, jaunesnių, silpnesnių, kažkas nukris, kažkas viskas nukris, bus galbūt pastumtas ar užsikabins už kažkokią daiktą. Tokiu atveju prasideda panika, susigrūdimas panika. Kaip rodo statistika ir skaudi patirtis ir kitų šalių, kad didelė dalis žmonių tokių ekstremalių atvejų metu žūsta ne nuo gaisro, bet nuo pačio evakuojamųjų srauto. Yra atvejų buvę, kai neatsargus šūktelėjimas, papokštavimas, kad kyla gaisras, sukėlė paniką ir bėgdami žmonės išbėginėja iš to visuomeninės paskirties patalpų, sutripė kitus. Taip, net ir negalima jokių būdų tokiais dalykais juokauti. Evakuacijos keliuose ir evakuacijos planuose yra netgi pažymėta tie dalykai, tai rankiniai gaisro signalizatoriai. Tarkime, mes pamatėme, būdami parduotuvėje ar mokykloje kažkur kyla gaisras, bet dar tos sistemos neužfiksavo, kad tai gaisras, sakysim, ta pati gaisrinė signalizacija, jinai dar nepradėjo veikti. Bet jau mes matome, kaip mums informuoti. Mes praeidami, sakysim, aišku, aplinkinius iš karto žodžiu galim šūktelti, kad kyla gaisras, bet praeinant būtinai mes turėtume stebėti, kur yra rankinis signalizatorius ir jį paspausti. Ant stendo matome raudoną tokią dėžutę, kurio gaisro metu spausti čia, net užrašyta. Ir gaisro metu mes, sakysim, iškilus pavojus spaudžiame šitą signalizatorių, įsijungia aliarmo signalas, žmonės veikia pagal aliarmo signalą.
Kalbant apie visuomeninės paskirties statinius, reikėtų vis dėlto dar tokį dalyką paminėti, kad daugelioje visuomeninių paskirties statinių yra informavimo apie gaisro sistemos. Tai sistemos kur kas sudėtingesnės nei pati gaisrinė signalizacija. Ten nuolat būdi žmonės ir, sakysim, gavę pranešimą apie gaisrą, jie informuoja lankytojus tų patalpų, ar tai būtų parduotuvė, ar tai būtų mokykla, ar tai būtų kažkur, sakysim, kita patalpa. Tai kurioj, sakysim, pastato daly kyla gaisras, kurioj pastato daly yra pavojus. Tokiu atveju tie specialistai, darbuotojai, pagal darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą, jie žino savo pareigas ir sakysim, savo tiesioginius veiksmus, kokius turi atlikti. Jie imasi evakuoti žmonės. Reikia klausytis, mums paprastiem vartotojams atsidūrusiam tokioje situacijoje, reikia klausyti vis dėlto, kas yra pranešama per informavimo sistemą, kurie kryptimi evakuotis ir klausyti personalo ar sakysim, darbuotojų nurodymų. Nes mes būdami galime ir nežinoti, tarkim, paimkime tokį prekybos tinklą kaip Akropolis Vilniuje. Mes būname viduje, išgirstam kažkur signalą, kažkoks signalas panika, bet kur tas, sakysim, kažkas mesgi nematome, kur prasidėjo, kurioje pusėje, sakysim, ten statinio tas pavojus. Jeigu mes pradėsim bėgti negalvodami, galime kaip tik nubėgti iki to gaisro žinio vietos. O jau atgal ir galbūt ir nebūtų lemta, galbūt uždūminta evakuacijos keliai ir panašiai. O kaip žinot, kad yra tokia sistema ir kad tu būsi informuotas, jeigu kažkas atsitiktų? Na, vien tai pažiūrėjus į evakuacijos planą, sakysim, mes jau matome, kad jame yra rankinis signalizatorius, jeigu parodyta gaisrinis viskas, tai tas dalykas jau žinosim, kad tai yra bent jau ta priešgaisrinė sistema. O informavimo apie gaisrą sistema, tai priklausomai nuo tam tikro ploto, nuo tam tikro žmonių skaičiaus. Žodžiu, jeigu tas yra 100 ir daugiau žmonių, tai tokia sistema turėtų jau būti įrengta. Būtinuoju būtų. Privalomu. Taip, jinai yra privaloma. Ir tai patalpose gali būti. Aišku, tas pranešimo apie gaisro sistemos lygiai yra bent keli tenai, priklausomai nuo žmonių skaičius, nuo patalpų pavojingumo. Ta reglamentuoja projektavimo dokumentai įrengiant, kadangi tai yra išties nepigi sistema ir ją įrengiama tik tai statant naujus, rekonstruojant ir renovuojant statinius. Iš tikrųjų, kur yra daugiabučiai statiniai, laiptinės, kelių aukštų, ten 4 ir aukščiau ir taip toliau, reikia visiems prisiminti tokį dalyką, kad dūmai visi kyla į viršų ir bėgti nuo gaisro į viršų, tai yra nevykęs mūsų sprendimas. Vis dėlto reikia stengtis pabandyti išbėgti tiesiai į lauką nuo gaisro. Jeigu kyla mūsų bute gaisras, tarkim, tenai ar toje aplinkoje, kur mes esame, būtinai reikėtų palikti, užverti duris tų patalpų, kad apsaugoti tą pagrindinį mūsų evakuacijos kelią, laiptinę nuo uždūmimo. Ir mums būtinai reikia stengtis išeiti tiesiai į lauką, galbūt jeigu kažkiek uždūminta, pasilenkiant, ar galbūt net, jeigu bus sakysim, dar tankesnis dūmų, tenais debesėlis tas, gal net šliaužte kažkiek tenai, bet būtinai stengtis į lauką. Ir tokiu atveju tikrai, jeigu nebepavyksta įsigelbėti nuo gaisro, sakysim, bėgant žemyn, tada jau belieka likti tose patalpose. Aišku, jeigu tenai ne pats gaisras toj patalpoje. Ir tose patalpose sandariai uždarius duris ir kviestis pagalbą. Galima už sandarimų panaudoti drėgnus rankšluosčius, kitą medžiagą kažką tenai. Na ir per pagalbos kviestis telefonais, pranešti, kur esame. Jeigu yra galimybė ir atvyko ugniagesiai gelbėtojai per langą, balkoną galų galę parodyti, kad ten yra žmonės ir jiems reikalinga pagalba. Taip. Dabar daugelis laiptinėse, ypač daugiabučių laiptinėse, tose tvarkingose, laiko tai dviračius, tai vežimėlius, tai dar kitokius daiktus, spinteles pasistato. Ar teisingai žmonės elgiasi šituo atveju? Na, pačios laiptinės turėtų, visi evakuacijos keliai turėtų būti laisvi ir paruošti žmonių evakuacijai. Tai jokie daiktai neturėtų ten atsirasti, kur skirta žmonėm išbėgti nelaimės atveju. Kartais pasistato kažkokį gelinėlį, dar kažką. Na tai šiuo atveju traktuojama taip, kad pats evakuacijos kelias negali būti susiaurintas nei vienoje vietoje. Jeigu yra kažkokia tenai, sakysim, praplatėjimas evakuacijos kelio, galbūt tai laiptų aikštelė ar kažkas ir toje vietoje atsirado graži gelelė kažkokia ir jinai nesusiaurina mums to praėjimo,
tai ir nebus bėda, bet jeigu mes ten statysime dviračius, dar kažkokius nenaudojamus baldus, spinteles ar taip toliau, susiaurinsim patys tą evakuacijos kelią, galų gale, tai nelaimės atveju ir kliūtis po kojomis, dažnai gaisrai kyla tamsiu paros metu, tai čia jau tokia statistika yra, tai mes paprasčiausiai jų neižvelgia, užsikabins, nukris vienas žmogus, per jį sekantis ir dar sekantis, paprasčiausiai tragedija vėl gali būti labai didelė tokia atveju.